pasakysiu labai ne, man trumpai nelabai pavyks, bet aš pasistengsiu, žiūrėkit. Visi mes turėjom vaikystę. Visi mes turėjom vienokius kitokius tėvus. Visus mus augino, auklėjo, kaip suprato, kaip mokėjo, mylėjo, kaip galėjo. Ir dabar labai populiaru kaltinti. Kaltinti, va čia pas mane šita, va, tuk trauma dėl to, kad ten tėvas toks, dėl to, kad ten mama anokia, dėl to, kad čia, va, nu, žodžiu, hebra, aš matau, nu, aš bendrai aš pats tame buvau, aš irgi buvau užsiėmęs kaltinimu, bet po tuo kaltinimu pradeda slėptis mūsų tingėjimas kažką daryti su savim pačiam. Tai nustokit kaltint, nustokit ieškot tų kaltų, o tiesiog imkitės veiksmų. Ne? Imkitės veiksmų, kad tas šleifas, ne, ta kartelė, toks mokymas būtų jūsų nutrauktas, ne? Ir nuo jūsų eitų jau vaikams pavyzdys kitas. Ne? Buvo labai geras video ten, kaip mūsų auklėjo tėvai ir kaip mes auklėjom vaikus. Ne? Ten toks jautrus video, nežinau, rasiu, kada nors pasidalinsiu. Ten, jisai, man atrodo, rusiškas ar angliškas, dabar nepamenu, bet maždaug kokias frazes girdėjau mes, ne, iš tėvų. Kaip užbaigdavom, ten duodi frazės pradžią, ne, ir kaip užbaigiam mes pagal savo patirtį. Ne? Ir tas pačias frazes duoda dabartiniams vaikams ir kaip jie užbaigia. Ne? Ir vat, kaip ten, pavyzdžiui, vat, ten ta šeima susisuko taip, kad už pabaiga tų frazių, tų vaikų galvose įrašyta visai kitokia. Su meilė, su visai kitokiom emocijom, o kai mes tas frazes išgirstam, mes jas užbaigiam su ten absoliučiu negatyvu. Ne? Tai žiūrėkit, nustokit kaltint tai, kas buvo, imkitės daryti, kas dabar jūsų rankose. Nes mes istorijos nepakeisim, ten buvo viskas pamiršta. Va dabar, šiandien, imk ir daryk, kad tavo vaikai turėtų sveiką, teisingą ir gerą pavyzdį. Ne blevyzgas gražias, o pavyzdį. Gerai? Taip kad nustokit ieškot bėdų, kur jų nėra. Nu, gerai, yra, buvo, bet tai praėjo. Viskas. Dabar kiti laikai, kiti vaikai.